Kovo 1 dieną, penktadienį, Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Prienų Žiburo gimnazijos 89-osios laidos abiturientų šimtadienis. Tai gražiausia, jaunatviškiausia ir linksmiausia mokyklos šventė, simbolizuojanti veržlumą, polėkį ir svajones. Likus tik 100 dienų iki egzaminų, 12-okai surengė šventę ne tik savo mokytojams, bet ir tėvams. Šventės pradžioje 12-okus sveikino mero pavaduotoja Loreta Jakinevičienė, Seimo narys Andrius Palionis ir kiti svarbūs asmenys. Rodydami savo muzikinius bei aktorinius sugebėjimus, abiturientai žavėjo, stebino ir juokino visus susirinkusiuosius. Nors scenoje jie atrodė linksmi ir pasitikintys savimi, užkulisiuose tvyrojo įtampa ir jaudulys. Linkime 12-okams per likusias 100 dienų pasitempti ir sėkmingai išlaikyti egzaminus. Kokios nuotaikos prieš šimtadienį? Jaudinamės? O tu? Labai geros iš tikrųjų. O kodėl jaudinės? Kokį nors ypatingą vaidmenį gal atliksi? Manau, nesvarbu, ar atliksi ypatingą ar neypatingą vaidmenį, bet vis tiek toks jaudulys yra. O ko šiandieną gali iš jūsų tikėtis žiūrovai? Geros nuotaikos. Neprastos programos. Jaudinuosi, širdis plaka, nežinau, kas bus tikrai. O dėl ko jaudinės, gal atlieki labai svarbų vaidmenį? Na, nenoriu girtis, bet tačiau atlieku tikrai gan ryškų šio šimtadienio vaidmenį. Dainuosiu, šauksiu, gal neatskleisiu viską, patys pamatysit. Bet man tai pirmas toks rimtas renginys, todėl jaudinuosi. O tai kaip sekėsi ruoštis šimtadienį? Oi, labai daug. Daug sveikatos, atėmė ir jėgų. Bemiegis naktys, nervai ištampyti, sunku. Šios nakties iš vis nematėm, visi nemėgoj buvom. Tikrai. O ko iš jūsų gali tikėtis žiūrovai? Daug šypsenų, laimės bus, gero džiaugsmo, daug plojimų. Taip. Koks jausmas apima pagalvojus, kad iki egzaminų liko tik 100 dienų? Šiaip iš tikrųjų taip dar nesumaščiau, bet iš tikrųjų labai laikas bėga, reikia pradėti mokytis. Man tai atrodo, kad labai bus sunku mokyklą palikti. Jo, šiaip sunku bus. O tik po šimtadienio pradėsi ruoštis egzaminams? Ne, tai savaime aišku, kad 12 metų ruošiesi egzaminam tiem, bet tu pajauti patį tą egzaminą ir tai tiesiog tai priverčia dar labiau mokytis. Jaudinamės. Labai gerai. Aš bent jaudinamės. O dėl ko jaudinės, gal atliksi kokį labai svarbų vaidmenį? Manau, kiekvienas iš mūsų atlieka svarbų vaidmenį. Čia. O kodėl būtent pasirinko temą kruizinis žiburys savo šimtadienį? Todėl, kad per mokytojų dieną mes tęsiam tradiciją tokią. Nes per mokytojų dieną tokia tema buvo. O negalvojat, kad pabos mokytojams ta pati tema ir per mokytojų dieną? Ir bus tobuliau. Jie buvo sužavėti tą mokytojų dieną, o mes dabar parašym dar geresnę programą. Jie dar labiau sužavėti. Ar jau turit planų, kur stosite? Taip, turim planų. Iš tikrųjų gaila palikti mokyklą, bet iš tikrųjų ir džiugina naujos galimybės po šių mokslo metų. O tau? Aš irgi iš tikrųjų turiu planų jau. Gaila palikti tą mokyklą, kaip pagalvoju, kad tik 100 dienų liko, bet įdomu, kas bus toliau. O koks jausmas apima pagalvojus, kad iki egzaminų liko tik 100 dienų? Ne 100, o 84 jau. Jo. Dabar negalvom, dabar šventė, o jau bus. Čia verda viskas. Jo. Vien tik pagalvoju. O ar žinote, ką darysite pabaigę mokyklą? Taip, mokysimės universitete. Kaip jautiesi prieš šimtadienio šventę? Labai gerai, pagaliau jau atėjo ta šventė tokia ilgai laukta ir iš tikrųjų labai įspūdinga, 100 dienų tik iki egzaminų liko, reikia ruoštis daugiau. O koks jausmas apima pagalvojus, kad tik tai 100 dienų liko iki egzaminų? Šiaip nėra tokio labai didelio, kad kažkas baisaus. Dokumentus į užsienį stoti jau išsiunčiau, todėl matyt nėra labai baisu. Ar ilgai ruošėsi šimtadienį? Na, nesakyčiau, kad labai ilgai, tačiau pareikalavo šiek tiek darbo, aišku, kada buvo repeticijos, tai teko ilgokai praleisti, tačiau pamokos ir mokslai tikrai nenukentėjo. Ar sunkiai ruošėtės?
Na, iš pradžių galbūt kiek sunkiau, kol visus pasirodymus sudėstėm viską į savo vietas. Na, po to, kada viskas jau išaiškėjo, visi tokie režisūriniai dalykai, kada jau bendros repeticijos vyko, tai viskas tada buvo labai gerai. Ar galima teikti, kad šį šimtadienį paruošė būtent mokiniai be mokytojų pagalbos? Na, galbūt visiškai taip vien mokiniams šito negalima priskirti, kadangi labiausiai padėjo auklėtojus, na ir aišku, muzikos mokytojo, kurie jau prie visų renginių, kas be ko prisideda, tai joms mes ir turėtume taip pat padėkoti. O ar po šimtadienio labiau pradėsi ruoštis egzaminams? Na, aš asmeniškai, jeigu klausi, tai nemanyčiau, kad mano mokslai kažkaip suintensyvės, kadangi visada nuosekliai mokiausi, tai taip ir toliau viskas vyks, manyčiau. Labai jaudinės? Nelabai, tiesiog kokosi. O ir ilgai ruošėtės šimtadienį? Iš tiesų tai visi tie, ilgai. Kai kurie ilgai, kai kurie ne taip ilgai. O kaip sekėsi ruoštis? Ar buvo barnių, nesusipykimų? Iš tiesų tai buvo nesutarimų, tačiau jų nebuvo labai daug ir manau, kad šiandien tai visi iš vis taip susivienijo ir į vieną kumštį. O kodėl šio šimtadienio tema būtent kruizinis žiburys? Manau, laivą galima susijęti su kelionė, kuri plaukia begalinė jūra ir ta kelionė gali nesibaigti. Tai man taip atrodo, kad tas kruizinio laivo tema mus paskatina po 100 dienų keliauti tolyn. O kur tu keliausi po 100 dienų? Aš žadu keliauti. Bent jau esu numačius, kad galbūt veterinariją studijuosi kažkur čia į medicinos pusę, jeigu viskas gerai. O ką galėtum palinkėti visiems savo draugams, kurie šiandieną dalyvauja šiame šimtadienyje? Palinkėti būtent šiandienai ar tolimesnėm? Ir būtent šiandienai, ir visiems, ir tolesniam atėjusiam laikui. Iš tiesų tai tolimesniam gyvenimui ir egzaminam norėčiau palinkėti, kad nepritrūktų kantrybės ir to ryžto mokytis, nes tikrai reikia įdėti pastangų, jeigu nori pasiekti gerų rezultatų. Kokios nuotaikos prieš šimtadienį? Labai baisu, bet labai faina. Kodėl baisu? Baisu suklys, baisu padaryti klaidų, bet jei padarysim, visi gal galvos, kad taip ir turi būti. O gal tu tada atlieki labai svarbų vaidmenį šiame šimtadienį? Nelabai svarbu, bet daug vaidmenų, manau, visi užimam ir visi jie yra vienodai svarbus. O kaip sekėsi ruoštis šiai šventai? Buvo ir pykčių, bet manau vis tiek tai mūsų vienijo ir po šimtadienio tuo labiau visi gal dar labiau susibendrausim. Labas, dabar žiema, ar nesušalsi su trumpomis rankovėmis? Labas, nesušalsi, nes turiu gimnazijos švarką. O kokį vaidmenį šiandien atliksi per savo šimtadienį? Dainuosiu ir dalyvausiu viename slaptame kol kas pasirodyme. O ko šiandieną gali tikėtis žiūrovai? Daug džiaugsmo, daug šypsenų ir įspūdingų akimirkų. O koks jausmas apima pagalvojus, kad iki egzaminų liko tik tai 100 dienų? Žiaurus, nes liko mažiau negu 100 iš tikrųjų. Nežinau, labai baisu. O ar po šimtadienio pradėsi intensyviau ruoštis egzaminams? Taip, tikrai savaitgalių nebus. O ar nebaisu pagalvoti, kad tuoj pabaigsi mokyklą? Baisu, nesinori iš tikrųjų pabaigti. Dar norisi pabūti su draugais ir pavaikščioti tais pačiais koridoriais. O ar žinai, kur stosi? Ne, dar nežinau, bet tikriausiai į užsienį. Koks jausmas apima pagalvojus, kad iki egzaminų liko tik tai 100 dienų? Na, iš vienos pusės baisu, bet iš kitos pusės džiugu, nes prasidės naujas etapas. O ar nebaisu palikti mokyklą? Baisu tai tikrai nėra, nes, manau, bus daugiau emocijų, kai pateksi į kokį nors universitetą, todėl visiškai nebaisu, man bent jau. Mėly svečiai, tėveliai, mokytojai, gimnazistai ir žinoma, mėly abiturientai, sveikinu su pavasariu. Jau kviečiami sugrįž paukščiai, išsilaisvins Nemunas ir saulės zuikučių lydimas neišvengiamai išauš pirmo egzamino rytas. Kiekvienas su nerimu jau lauksite, ar gerai pasiruošęs, savęs paklausite. Bet ir nuo jūsų pačių žinių, norų ir nuo šiek tiek sėkmės priklausys, kas ir kaip toliau jūsų gyvenimo laivą plukdys. Linkiu tinkamai pasiruošti egzaminams, kad jų rezultatai jums leistų tapti savo
gyvenimo laivo kapitonais, kad jūs rinktumėte laivo įgulą, o ne jūs į ją.